Aš noriu šiek tiek grįžti prie to, ką bandžiau įsiūlyti, kad būtų kalbama, žinoma, reikia svarbiausia kalbėti apie Lietuvą, apie jos ateitį, kuri gana rūškanai atrodo. Ir tarptautinių požiūrių, ir mūsų pačių nebrandos arba nuosmukių visokių požiūrių. Nes labai daug kalbam apie tai, kaip blogai ten, kaip blogai teismuose, blogai švietime, blogai sveikatos apsaugoje. Ir labai mažai galima pasakyti arba išgirsti, žiūrėkit, kaip pagerėjo. Mes turim puikių mokslininkų, mes turim nepaprastų pasišventusių gydytojų. Bet kodėl bendras vaizdas yra, aš noriu, visi balsuotojai, visi pasakytų, kad eina blogyn. Eina blogyn. Ir tada, kas kaltas? Kapitalizmas. Taip, galbūt tarybų valdžia be reikalo buvo pašalinta. Gal dar kas nors. Čia to atsiras aiškintojų, bet visi aiškins pro šalį. Visi, kodėl pro šalį? Todėl, kad taip, kaip sakė Stasys Lozoraitis ir kaip taip nuo amžius sakoma, viskas yra žmoguje. Ar mes pajėgus keisti žmogaus kokybę? Sąjūdis buvo toks nuostabus laikotarpis, kai žmonės turėjo vilties ir jie jautėsi, kad jie yra geresni, jie gali būti geresni, jie norėjo būti geresni. O susidūrė su gyvenimiškais išmėginimais, pažeminimais, apspjaudimais, kad jūsų tie visi idealai yra niekalas, lemia materialūs dalykai ir žmonės paskui save nusives tie, kurie daugiau žada konkrečių materialių dalykų, o nedaugiau žada draugystės, daugiau meilės, daugiau savitarpio pagalbos ir paramos. Tai yra kažkokie senoviški dalykai. Gelbės neatleis joks mokesčių rinkėjas. Nesutiksiu mažinti. Galite eiti demonstracijas rengti dabar prie vyriausybės, kad sumažintų kvailybės mokestį. Nemanau, kad būtų sėkminga. Va. Tai šitas tas mintis yra parašęs protingas žmogus, beveik prieš 300 metų. Jis vadinosi Franklinas. Jo portretas yra ant $100 banknoto. Bet jisai aiškino, iš ko kyla gerovė, net ir materiali gerovė. Ji kyla iš padorumo, iš sąžiningumo. Ir tada šalis eina į priekį, jeigu ji nėra sukčių ir vagių šalis. Mūsų šalis galėtų būti daug geresnė, jeigu jai vadovautų tokie principai kaip sąžiningumas, padorumas, o dabar tai tas gudrus, kuris nuvagia nuo savo valstybės. Jeigu daugiau nuvagia, tai gudresnis. Tai mes niekur nenueisim tik į pragarą šituo keliu. Bet tam turėtų būti labai kategoriškas pasipriešinimas ir pasipriešinimas daugelio žmonių, ne kokio tai keistuolio, kuris ateina į aikštę ir pradeda žmonėms tokius dalykus kalbėti. Liaukitės mokėti kvailybės mokestį. Siūlau mažiau ieškoti kaltų aplink. Yra jų aplink. Bet reikia nepamiršti ir savęs. Vienas didis Rusijos revoliucijų pradininkas parašė tokią suktą knygą "Kas kaltas, kto vinovat". Bet jis ten nėra minties, kad galbūt ir aš vinovat. Ačiū profesoriau. Iš tikrųjų. Ir jums už kantrybę ir už klausimus. O aš noriu palinkėti, kad čia dar esantys Seimo nariai
neduok dieve nepasirašytų universiteto likvidavimo akto. Todėl linkiu jiems prisiminti, kad Klaipėdos universitetas tikrai tikisi iš jų paramos. Ačiū. Mūsų krašte ir turbūt tai, kad to daugiau nepatirtų ne tik čia, bet ir niekur pasaulyje. Taip, gerbiamas Gabrieliau. Atsiminimas, gal neturėjo dalyvauti kitokio. Na ir noriu tikrai padėkoti visiems susirinkusiems ir aš noriu išsakyti savo tą paraginimą, kad po 2 dienų Tėvynės sąjungos nariai rinksimės į tiesioginės partijos pirmininko rinkimus šeštadienį, sekmadienį, mūsų būstinėje nuo 10 iki 6 valandos. Kviečiu visus ateiti ir aš kviečiu. Мы сейчас предложим вашему вниманию снова прослушать инаугурационную речь